Kaip ir tikėjomės tikrai, kad varžybos tai bus labai sunkios, todėl kad žaidžiam prieš geriausiai besiginančią komandą, ne tik tai LKL, bet ir tai buvo komanda viena iš geriausiai besiginančių ir Eurolygoje. Taip kad ir tą momentą jie ir pagavo mus su tuo agresyvę savo gynybą antram ketvirtyje, kada perėmė gal 4 kamuolius ir įmetė lengvus taškus. Ir čia yra pagrindinis dalykas, žaidžiant su Žalgiriu, kad tu negali klysti, nes jie tas klaidas visą laiką paverčia taškais. Taip kad sveikinimai priešininkui. Mes žiūrim toliau. Gal turite klausimų? Kita antrą kėlinį. Atrodo, kad žaidėjai netgi išsigando vienu metu, ar ne? Paspaudimo tokio. Matot, Žalgiris yra ant tiek patyrusi komanda, kad jie žino, kada tą pajaučia priešininko tą tokį kaip silpnumą ar tą momentą, kada tu truputį tą žingsnį atgal padarai. Ta kartuojam prieš varžybas, kad svarbiausia su Žalgiriu yra žaidžiant nepadaryti to žingsnio atgal. Jeigu jie su savo agresyvumu daro žingsnį į priekį, mes taip pat turim atsakyti savo agresyvumu į priekį. Bet tuo metu tikrai aikšteliai, per daug klaidų, per 12 klaidų padarėm ir pirmoji pusė ir Žalgiris įmetė berods 14 taškų vien po mūsų klaidų. Taip kad čia, kaip sakoma, nėra jokių šansų. Taip kad, taip, tu turi tikėti pirmiausia, taip, ir tu turi jokių būdų neabejoti savo sprendimu. Jeigu yra treneris pasitikė tavim, kad tu turi išvaryti kamuolį, tai tu turi išvaryti tą kamuolį. Ar tai, kad jūs į seriją baigėte sekmadienį, Žalgiris savaitę pauzę? Manau, matėsi varžybose, ypač tuo momentu, kada jie ypač labai suagresyvino savo gynybą, kad mes to biškį gal kvapo ir pritrūkom to kvapo truputį. Taip, stengiamės rotuoti, kiek galima, kad mažesnį laiką žaistų žaidėjai, bet, ta rotacija truputį irgi, kaip susijaukė irgi iškritus Arvydui, taip kad, nieko, imam taip kaip pamoką, ypač tą antrą ketvirtį ir ruošiamės sekančiam varžybom.